Va, kaip matėt, užmeta labai gerai. Na tai ką, Alpinėlė sugrįžta į gatves, pažiūrim patiek laiko. Aha, nusėdęs akumas. Bent duris eina atrakinti. Be akumo niekur nepajudėsim. Ką čia sumaščius? Nu ką, reikia ieškoti, kas pagelbėtų. Nieko nebus. Čia pradeda rudyti. Žodžiu. Gerai, einam ieškoti, kas padės prikurti. Nieko, gerai. Bet taip, vėl ne toj pusėj, ne? Dabar jau pasiekti. Turėtų. Va, dar mums patikrinti. Tiek tūkstą. Ne, užkabinčiau, man atrodo. Ja, gerai. Gerai. Tai čia smerties visas garažas, tai dizelį. Apokai. Apokai. Pabandysiu iš kur, tai man reikia pagazuoti. Pagazuok. Nieko. Žinai, kas man atrodo, šita lemputė visą laik degė, dėl to išsikrovė turbūt akumas. Nes čia signalizacija yra. Dėl lemput, nu gerai, gal dėl signalizacijos išsikrovė. Nes visą signalizaciją kažkiek eikvoja. Čia tai 5 miliamperai. Čia šūdas. Eina, na, kas čia? Nežiūrėk čia. Nežiūrėk. Ką padarėjai? Nu gerai, pagazuok. Eik dabar pagazuok. Nu, trečias kartas laimingas ar nelaimingas bus? Opa! O! Nu, turbūt čia buvo drėgmės prisikaupę. Gal. Man įdomu bus... Taip garsiai dirba, aš jau pamiršęs buvau. Oina. Dėkui, seniai. Nu va, pagaliau užsikūrėm. Sveiki visi atvykę į dar vieną mano video. Šiandieną, kaip matote, esu nemytė. Važinėsiuos vienas pats. Manau, bus įdomu vėl pasikalbėti su jumis. Seniai tą dariau. Apskritai senai kėliau dabar jau. Prieš 3 savaitės filmavau paskutinį video. Tokio tipo video, kaip aš vienas kalbuosi su jumis, buvo man atrodo žiemą, kaip pirmas sniegas iškrito. Bet manau, tokius video yra įdomu žmonėm pažiūrėti, tai nusprendžiau vėlgi padaryti. Norėčiau su jumis ištestuoti savo mašinos nuo 0 iki 100 greitį, nes dabar užsidėjau jau vasarinės padangas, vasarinius ratlankius, o savo žieminius labai sudrožiau. Tai net iki kordų išėjo tenais. Bet aš buvau pasiruošęs jas taip suvaryti, nes filmavom tokį vieną video. Ir gerai pafilmavom, gerų kadrų padarėm. Tai manau buvo verta, vis tiek tos padangos nieko labai nekainavo. Po 5 eurus, man atrodo, pasiėmiau už vieną padangą. Tokias labai panaudotas. Dabar tai važiavam biškai pasivažinėti, kol pašils mašiną, nes dabar dar tik 5-6 laipsniai, kad sukiltų bent iki 9 ir galėsim ištestuoti nuo 0 iki 100. Aš kadangi buvau
Ten problemos trauka man buvo, kaip žinot. Dabar biškiek susitvarkiau, pakeitė man žvakės, pakeitė tą visą tą visą, žinot. Vienu žodžiu, dabar biškiek geriau traukia, tai būtų pačiam įdomu sužinoti, ar gerinčiau savo rekordus su šitom padangom. Nes kai testavau su žeminiam, labai lievas laikas buvo, man atrodo 4,8 ar ten virš 5, nes nekabina ratų baisiai. Nenorėjau pasikeisti nusimti ratų, nes su plonesnėm padangom žymiai geriau velia. Man tai įdomu pažiūrėti, ar su šitom veltų. Pasiėmiau kaip tik vandens, kad pašlapint padangas. Susprogo man išmetimo, nežinau kas ten, bakelis toks susprogo išmetimo. Tai turbūt įvažiavau į kokį policininką ir jaučiu išsprogo man. Arba tiesiog kažkaip nuo spaudimo. Tai dabar garsas yra toksai skardus, jeigu girdisi per vaizdo kamerą. Turbinos švilpimas girdisi labai gražiai. Tik nežinau, ar čia dėl sprogusio to išmetimo, ar nes biški trauka susitvarkė. Visas galas vibruoja. Bet man patinka šitas garsas, tai kol kas nesikeisiu. Dabar kaip street pipas beveik skamba. Nu, bet turbūt ir yra street pipas. Kai šėriau, suvariau, jaučiu stiprintuvą vairo. Jaučiu pasukau per stipriai ir išmušiau stiprintuvą. Tai dabar vairas sunkiai sukinėjasi. Gerai, čia reiktų pristoti. Pasijungti OBD portą ir nuo čia nuvažiuoti, pabandyti nuo 0 iki 100. Dabar tai man labai garsas patinka. Tai nežinau, ar čia geriau. Ai, ne, va čia normaliai. Ok. Pradėsim turbūt nuo pirmos pavaros. Temperatūros užtenka. Tiesiog spaust gazą ir viskas. Abrama labai didelis eismas. Nu, nesvarbu. Aha, 5,3. Nieko gero. Ir jautėsi, kad startas lievokas toks biški. Bet rekordas buvo, kiek esu padaręs, tai man atrodo 4,25. Bet čia nežinau net kaip aš padariau, labai gerai užkabino man.
Tai va, kaip matėt, užmeta labai gerai. Reiškia, viskas čia įmanoma, net ir su starom padangom iš tikrųjų. O aš galvoju, kad nesigaus. Aišku, tos padangos yra šiek tiek plonesnės, tai gal tas padėjo labai. Kempingtukai, man atrodo. Nepravažiuosim čia. O sustiprintuvų sulaužytų sunkiai suksim vairą labai. 5-point turn. Darom restartą. Dabar irgi ne kažką, bet jau kažkaip geriau jautėsi. Bet va dabar nuo 0 iki šiam ir labai greit gavosi 1.9. Nu pabandom paskutinį kartą. Padarom restartą dar kartą. Išsijungiam tractioną. Ir duodam gazą. O 4.5. O, bet va čia jau jautėsi čia trauka jau. Kažkaip užpušina dabar gražiai man. Nu bet 4.5 yra buvo žymiai geriau. Ir nuo 0 iki šiam 1.8 sekundės. Tai kitas reikalas jau. O, blėt, pamiršau, kad vairo stiprintuvas susipysės. Kas čia per garsai pas mane? Norėčiau padėkoti žiūrėjusiems. Ačiū, kad paspaudėt, kad žiūrėjot visą video. Kad laikinat, subscribinat.